Šio klubo požiūris, šio klubo, sakykime taip, vadovybės Sūduva į kairę pusę nuo jūsų aukšto lygio futbolininkai. Čia perdavimas arčiau vartų, pražanga prieš vartininką turėtų būti fiksuojama. Dabar šių namuose pralaimėta 0-1, dabar pralaimima 0-2, tai yra namuose pralaimėjo Atlantas, išvyka pralaimima 0-1, taip kad na. O čia pirmas įvartis, taip. Pirmas įvartis ir danai išsiveržė į priekį. Šiose rungtynėse labai viską lengvai dabar leidžia atlikti Marijampolės Sūduvos gynybą varžovams. Ir čia krenta pirmasis šio susitikimo įvartis. Filipas Novakas muša įvartį. Skaudus įvartis ir bus super sudėtinga šiai komandai. Kalbu aš apie Marijampolę. Prarandamas kamuolys, čia įspūdingai, aišku, žaidžiama. Geras perdavimas, išėjimas prieš vartininką. Dabar, kad būtent tik ką, matėme tikrai pavojingą ataką. Na, kai Sūduva paspaudė varžovus jų aikštės pusėje. Na, čia pavojinga ataka danai ir visa laimė, kad kamuolys neatsiduria vartų tinkle. Visa laimė. Radzinevičius nugarą perima kamuolį ir čia bėga į priekį, bet koks įspūdingas. Branas paskui iškrista prieš Celtiką, paskui buvo įveiktas Velso Real ir pralaimėjimas Briugės klubui. Čia galingas smūgis virš vartų. Na ir čia šansas. Vaclavas Kadlecas, tik ką sakiau, ir kaip žaidžia Ivanas Kardumas. Vaclavas Kardumas, labai jaunas žaidėjas, 19 metų, viso labo jam, irgi akademijos produktas. Na, dabar žiūrime, ko baigs šią ataką. Kadlecas ten ir, na, prastas smūgis, dabar gaunasi Vacas tik kitaip. Oi, koks geras perdavimas ir čia. O ką čia daro vartininkas? Ivanas Kardumas nusprendė. Jakobas Paulsenas į priekį ir čia jau bus pavojinga. Pionesisto baudos aikštelėje ieško partnerių, geras perdavimas ir ten Ivanas Kardumas. Grįžimas į tarptautinę areną toks dvejopas. Danai buvo geresni vienareikšmiškai šioje poroje ir jie tikrai verti.